Pirmosios mintis galvoju, kad jau trečias rungtynės, kai turi būti varas ir jo nėra, tai kažkaip mes nusiviliam, nes tikrai norim už sąžiningą futbolą ir mūsų asmeninė nuomonė, kad buvo 11 metrų baudinys, bet tegu palieka tai teisėjam, bet turi ar lyga, ar nežinau kas atsakingas, turi prisimti atsakomybę, jeigu yra parašyta, tai turi ir vykdyti. Apie pačias rungtynės pirmas kėlinys visiškai, aš nebijau pasakyti, šiame darbė išmokau sunkiai dirbti ir prisimti atsakomybę, tai pirmas kėlinys visiškai mano atsakomybė, kažkur neužmotyvavau, nepataikiau gal su, vadinkime, su taktika, išsidėstymu, motyvacija, antras kėlinys. Teko pakoreguoti ir buvo tikrai geras, kokybiškas, energija buvo tikrai gera, bet žiūrint į pačias rungtynės, taškas geriau negu nieko. Tai tas antro kėlinio skirtumas toks pakankamai matomas aikštėje, labiau buvo taktinis jūsų nuomonė ir tas sportinis gal piktis žaidėjas irgi šiek tiek suveikė? Labai geras jūsų pastebėjimas. Žinot, ir paprašiau sportinių pykčių. Sakau, jeigu jūs norit pykti ant manęs, bet ant savęs labiausiai. Ir mes turim būti arčiau varžovo ir labiau būti, vadinkime, agresyvus ir su noru įmušti įvartį ir ar sukurti pavojingus momentus. Tos agresijos link žaidimo galo gal šiek tiek ir per daug buvo, ir tos emocijos čia tiesiog iš abiejų pusių suveikė, kaip sakyti, ir tą tokį žaidimo pabaigą nurodė. Jūs klausėt apie raudoną kortelę ar... Kortelė, tik bendros emocijas. Bendros emocijas, žinot, ta prasme, žaidėjai aikštėje, jie ten labiau jaučia tą energijos foną, bet man tai tiko ta energija, aš to prašau ir treniruotis ir persimeti rungtynės. Aišku, kas per daug, tas per daug, ten raudonų kortelį nereikia, bet reikia būti emocingu aikštėje. Sekančioms rungtynėms, ar turite jau minčių, ką galbūt keisite, ar toliau bandysite tiesiog taip pat iš rungtynės žaisti, kaip sakot, ruoštis turiu minį? Tai mes, supraskit irgi, mes esam Džiugas, nesame didelis klubas ir mes visada ruošiamės ir adaptuojamės pagal varžovą savaitiniam cikle.